Labą dieną, esu Gintautė Černiauskė ir trumpai kalbėsiu apie mokymus pelno ratas versle. Šie mokymai iš tikrųjų laukia, kol jie bus sudėlioti sistemiškai daugelį metų. Ir tai yra mano asmeninė patirtis, ir šiuose mokymuose rasit sudėta teorinė, praktinė dalį, ir, sakykime, surinktus visus tuos dalykus, kurie jau yra ištestuoti mano praktikoje, arba aš matau, kad tai daro įtaką, kai mes priimam vienokius sprendimus, kai mes priimam kitokius sprendimus, kaip mes organizuojame patį verslą ir kaip tie sprendimai yra atvaizduojami mūsų finansinėse ataskaitose. Ir kaip tos finansinės ataskaitos gali būti prognozuojamas kelis metus į priekį, arba galbūt, jeigu tai yra esminiai sprendimai, kaip jie gali įtakoti pačią kompaniją kelis metus, arba net galbūt, sakykime, 10 metų į ateitį. Tai čia pelno rato mokymus sudaro 6 moduliai, kuriuose mes kalbėsime apie įmonės valdymo politiką, ant ko statomas visi sprendimai ir kaip mus mato, sakykime, klientai, kokias žinutes mes transliuojame. Ir čia, sakykime, tvyro įmonės atmosfera. Paskui mes turime, finansinę dalį, kurie mes galime surasti, kaip vis dėlto tie sprendimai sukrenta į tuos skaičiukus arba sakykime, į balansus įmonių. Ir čia galime matyti, kaip įmonė efektyviai dirbo, kokie sprendimai darė didžiausią įtaką, kaip sekasi pardavimams ir taip toliau. Tai toliau mes turime, sakykime, pelno dalį, kas yra tas generatorius, kas generuoja būtent pelną jūsų įmonę, ant ko statoma, sakykime, kur yra pats tas stuburas, kuris uždirba ir kuria vertę klientams, ir kuria pelną pačiai įmoniai. Taip pat, jeigu, sakykime, jūs jau turite visas šitas puzlės dalis, mums reikalinga kontrolė, nes tik tai sudėjus, kontrolės rodiklius, mes galime kontroliuoti pelną, kontroliuoti, sakykime, išlaidas, kaip mums sekasi per kažkokį tai laikotarpį. Ir taip, sakykime, įmonę sėkmingai valdyti, priimant vis naujus, vis geresnius ir patobulintus sprendimus. Ir, sakykime, jeigu jūs jau turite net valdybą, tai vėlgi valdybos nariams reikalingos kitokios ataskaitos, kitokia informacija, negu, sakykime, reikalinga pardavimų skyriui, reikalinga buhalteriai, reikalinga mokesčiams. Čia yra kiti dalykai, į kuriuos jūs turite atkreipti. Ir būtent čia pelno rato versle mokymuose mes tai aptarsime. Ir žinoma, jeigu jūs turėsit savo asmeninių klausimų ir norėsit pasitarti, mielai su jumis padiskutuosiu, galėsim pasidalinti patirtimi ir pasižiūrėti, kuris rodiklis arba kuris sprendimas būtų jums naudingiausia tame etape, kur jūsų įmonė dabar randasi. Tai kviečiu į mokymus, tiesiog noriu paminėti, kad tai yra praktiniai mokymai, kurie tikrai padarys įtaką jūsų versle, nes jūs sužinosite, kaip vienas ar kitas sprendimas galės paveikti įvairias verslo dalis.